šitą mūsų pokalbį. Tai labas vakaras visiems, kas pasijungė. Labas, Rasa. Labas, Smagu tave Rimonta. matyti. Ir man labai. Tai mes su Rasa ruošiamės šitam pokalbiui. Rasa mums papasakos apie socioniką, aš jau rašiau grupėje, apie ką mes čia kalbėsim. Rasai tai yra pirmas kartas, dėl to sakė, jinai labai ir nerimauja. Nu, bet tai Laukiu normalu. palaikančių šypsenų. Jo. Jo. O tu matai video kitų žmonių? Jo, matau, bet sakau, Matai. tik 4 reiktų man čia. Gal tu matai video, o kiti yra be video, tai tada nematai jų. Ai. Tai va, tai kadangi aš Rasą nuraminau, kad pas mus visi žmonės geri yra, adekvatus ir turbūt netgi ir supranta, kad žmogui yra pirmą kartą pasakoti apie kažką, sunku, bet Rasa pasiryžo, labai norėjai, tai mes jau su tavim, nežinau, čia senai apie tai šnekėjom, ir žiūrėk, šiandien jau ir pribrendo, ne? Svajonės pildosi. Taip. Ne, man tai tikrai labai didelė dovana yra klausytoja, nes aš irgi dariau šitus bendrus mūsų kursus socionikos, mes ėjom rinkomės ir klausėm paskaitas, bet mes klausėm Žydžiūno paskaitas apie socioniką. Tai irgi man buvo labai fainai, kad žmonės domisi, tai mūsų iš pradžių buvo gal 10, paskui atkrito keli, tai gal 7, gal pabaigėm tą kursą tokį. Tai visi nusistatė tikrai savo tipus ir pamatė, kad kaip tie santykiai vyksta. Bet dar kitų tipų gal nelabai, bet vis rašo man, klausia, žinai, tai aš jiem padedu. Tai tu, žodžiu, prieš 3 metus, ar ne, susidomėjai šituom? Jo, aš kai pradėjau mokytis Vilniui, Saulakšnių mokyklai, tai mums tas kursas buvo kaip papildomas. Tai aš iš pradžių vis girdėdavau, kad tie tipai, va aš tas tipas, toj mokyklai labai mokosi gal 100 žmonių ten ir vis apie tą tipologiją kažkas užsimena. Ir sako, ten yra papildomas kursas, paklausyti 6 paskaitos. Tai aš kažkada viską perklausiau ir galvoju, tai reikia kažką papildomą ir paklausiau tą socioniką ir mane labai užkabino, nes aš nieko nesupratau. Bet klausiau, kol supratau ir tada galvoju, vau, čia kažkas nerealaus. Nes turbūt susidomėjimas visą laiką ateina tada, kada tu pamatai, kada tau atneša kažkokią naudą, ar ne? Kai save pažinti pavyksta kažkurioje atpažinti ir paskui, kai tu pamatai, kad vyras štai tokio tipo, vaikai tokio tipo, ten kolegos tokio tipo, darbdavys tokio tipo ir tu matai, kad tu jam niekada neįtiksi, nes jisai kontroliuojantis tipas, pavyzdžiui, kaip man buvo, tai toks buvo nušvitimas toks lengvas. Susidėlioja, ne, kažkaip tai tos. Jo. Bet žinai, kaip sako, vienas perskaito knygą, jam ta knyga, kad kažkas tokio, imkit, skaitykit, nes jinai wow, o kitiem ne, jam kitiem reikia, žinai, kažkokių kitų. Tai tau buvo su socionika, tai šitaip. Tai man taip su socionika buvo jau. Gerai. Buvo dar keletas kitų knygų tokių, žinai, kur. Tai duosim Rasą tau tada kalbėti. Mes su Rasa sutarėm taip, tai mes tada jos klausom. Jeigu jums labai staiga klausantiems reikia paklausti, galit užsirašyti, pavyzdžiui, ne? Arba galit pakelt rankytę, ten prie reakcijų apačioj turėtumėt matyti, palaukit, reakcijos. Jo, ir yra raise hand, pas mane tai angliškai, reiškia pakelti ranką, pakelsint ranką ir mes matysim, kad jūs pakėlėt ranką, norit paklausti. Ir kai Rasa pabaigs mintį, galėsit paklausti. Arba tada padarysim, jeigu jau nebus klausimų tavo kalbėjimo metu, tai tada mes galim pasilikti klausimus irgi gale visiškai. Aš turiu laiko, tai tikrai galiu atsakyti. Jo, leiskim gyvenimui reikštis, kaip jam reikia, jeigu jums, pavyzdžiui, dabar reikia, o ten paskui jau nebegaliu, rytoj sakau. Rytoj, po to negaliu, pavyzdžiui, ten reikia išbėgti ar kažkaip. Tai tada jūs keliat ir klausėt, gal labai Rasos neišmušim iš vėžių, ne? Toksai pokalbis. Ne, gal kaip tik, žinai, atsidus leisit. Gal kaip tik, jo, netgi paklausti reiktų, nes tokį, žinai, kad tu žinotum, kad tu ne viena čia, kad yra
tie, kurie Kas domisi, kam klausosi įdomu. tavęs, jo, ir kam kyla kažkokie klausimai. Ane? Jo. Tai sutariam, Mhm. taip tada, jeigu čiatas yra tiesa, į čiatą galite rašyti irgi. Rasa irgi matys čiatą, manau, kad turėtų matyti. Ir va šitai bendrausim. Irgi gali, pamatysi čiate kažkokį ten užraudonavimą, žinai, irgi gali įsijungti, pasižiūrėti, koks klausimas yra. Ane? Mm. Taip. Nu gerai, tai klausom tavęs, tą Rasa. Mhm. Tai sveiki visi, dar kartą. Aš gal šiek tiek apie save. Tai gyvenu Norvegijoje jau 15 metų. Turiu 3 vaikus. Turiu 2 pasibaigusias santuokas. ir pradėjau studijuoti psichologiją. Prieš 10 metų gal, kai mums su vyru nesisekė visiškai sugyventi. Iš pat pradžių, tai aš labai stengiausi, nes jau buvo antra santuoka, tai labai norėjau viską padaryti taip, kaip reikia. Tai pradėjau domėtis psichologiją ir man taip užkabino, kai aš radau tą mokyklą, va, kaip sakau, Soul Action, tą knygą, Amžinas medaus mėnuo. Ir nuo tada vat, prasidėjo mano kelionė su saviugda, su savirealizacija, su transformacijom visokiom ir supratau, kad turiu visų tuo pasidalinti, nes žinių kaupėsi, o kur jas padėti irgi norisi rasti. Tai va, tai dirbau žemėtvarkos srity, geodezininkė, čia Norvegijoje 10 metų, bet supratau, kad prasmės nėra tame, ką aš darau, kad kiekvienas gali tai daryti. O tai, ką aš atrandu tose knygose, tuose moksluose ir taip toliau, man pasirodė vertingiau kažką su tuo daryti. Tai gyvenimas paskui labai gražiai vedžioja ir padeda man visą tą įgyvendinti turbūt. Slaptus mano norus, kurių dar nežinau. Tai va, tai socionika yra jaunas mokslas, jisai gal prieš 50 metų tik tai, jo pradininkas buvo Jungas, jo šaknis, nes Jungas išskyrė intravertą ir ekstravertą kaip 2 tokius esminius skirtingus žmonių psichikos reiškinius. Ar ne? Ir paskui jisai dar nustatė, kad yra cholerikas, flegmatikas, melancholikas ir sangvinikas. Tai aišku, buvo daug jo pasiekėjų, jie gvildeno toliau visą šitą atradimą ir noriu aš supažindinti su 2 lietuviais ir 1 lenku. Tai buvo Antonijo Kempinskis lenkas, Aušra Augustinavičiūtė ir Igoris Kalinauskas. Tai Augustinavičiūtė išnarpliojo santykius tarp tipų, o Kalinauskas išnarpliojo jisai daugiau saviugdos, savirealizacijos, transformacijos, irgi mokslo žmogus, labai iškili asmenybė, jeigu kažkas paieškotumėt, rastumėt tikrai informacijos, jo knygų be galo daug yra. Tai jisai išnarpliojo socioniką kaip savirealizacijos, savęs atradimo ir sąmoningumo įgyjimo kažkaip tarp tipinių santykių, kur mums kažko reikia, kur mes kažko norim, kur mes savo neleidžiam. Tai va, jisai išgvildeno visą tą dalyką. Padarė tokį šturvalą Kalinausko, kuris vadinasi, ir tas šturvalas labai gražiai atspindi visas mūsų baimės, visus mūsų nenorių, visus kas yra gerai, kas blogai mums, žodžiu. Ir kad subalansuoti visą tą, tai jis vat tą padarė, kad žmogus susibalansuotų tame. Tai aš ką dar čia turėjau pasakyti iš susirašymų. Kad socionika, jinai yra tokioms galima su ja. Kad pirma stadija tai yra atmetimo, nes žmogus galvoja, kad jis yra unikalus, kaip ir štanspaudin, tai yra tiesa, bet smegenys turi savo tendencijas, dėsningumus ir
mums atrodo, kad mes galim pasielgti taip, kaip mes norim, bet iš tikrųjų mes elgiamės vis laik vienodai, dažniausiai toj pačioj situacijoje, lipam ant to pačio grėblio, kol nepamatom, kad mes tai darom. O kai pamatom, tuomet jau atsiranda tas sąmoningumas ir sustojam turbūt. Tai vat socionika labai fainas dalykas, kad jinai aprašyti visi tie grėbliai ir mes juos galim matyti, koks mūsų tipas, kur visą laiką lipa. Tai žodžiu, jo, paskui antra stadija tai būna, kai žmogus įsitraukia į socioniką ir pradeda matyti tos dėsningumus, jisai vat, kaip tos naujos kalbos kokios mokintųsi, jisai atrodo, kad tie žodžių kratiniai tik tai, sakiniai, bet vieną dieną toks bats ir tu taip supranti, apie ką kalba, įsijungi radiją ir išgirsti kažką va tokio, kad jau tu supranti tą kalbą. Tai socionika, kai va atsiranda tas bats, tai jinai labai traukia, nes tu vaikštai ir tu matai visur tą socioniką. Kaip elgiasi tipai, kaip tu elgiesi, galbūt irgi, kas tave skaudina, kas tave nervuoja, kur tau atsiranda agresijos, žodžiu. Ir trečia stadija tai yra jau, kai tu pradedi naudotis praktiškai, kada tu pamatai, ką tu gali padaryti su tuo. Ne tik, kad tu matai visą tą chaosą tvarkingą, bet tu matai, ką tu gali jame naujo atrasti ir kaip kažką pakeisti. Tai atsiranda tiesiog meilė sau, nes tu pamatai savo tas pusės ir pradedi jas priimti, nes prieš tai tu galvoji, kad tu kažkokius nepakankamas galbūt, arba tau reikia kažkokio būti, kad visi tave mylėtų ar kažką, o tu pamatai tas savo savybės ir tu supranti, kad tau nereikia būti, pavyzdžiui, estetų kokiu ar ten dar kažkokiu, tau tiesiog užtenka, kad tave mylės. Tai atsiranda meilė kitam, nes tu pamatai to žmogaus irgi duotybės ir tuos skaudžius mygtukus, kuriuos paspaudus jiems skauda. Tai jo, gali pasinaudoti visų šitų, kai tu jau pamatai tai. Tai tada gali jau ir pamiršti tą socioniką, ketvirtą stadiją. Kaip aš jau buvau biškai pamiršus, bet visą laiką jinai yra kartu, ypač su vaikais, kai augini vaikus, tai tu matai kiekvieną minutę, kai pasireiškia tas visas. Ir, pavyzdžiui, pas mane su vienu vaiku yra superego santykiai, tai man be sąmoningumo tai šakės, mes kiekvienoje minutėje galim susipykti. Tai labai padeda, tu jos jau nebeužmiršti paskui, tu jau, jeigu tu pamatai, kad jisai Hekslis ar ten koksai Džekas Londonas ar dar kažkas, ir tu jau pasąmonėje jį taip ir matai. Bet nereikia irgi susitapatinti, nes tipas nėra tik tipas, ar ne, jisai gali kitaip pasielgti, jeigu jisai supranta, sąmoningumą įsijungia, ar ne. Tai socionika yra tik mažas smegenų mechanizmas, kuris priima, apdoroja, skleidžia informaciją, o pats žmogus yra kur kas daugiau. Bet šitas mažas mechanizmas labai stipriai įtakoja mūsų komunikaciją su kitais žmonėmis, automatinį mūsų elgesį ir automatinius santykius. Nes mūsų smegenų struktūra ir sužadina mūsų tam tikrą elgesį. Tai gal aš tada prie skaidrių pereisiu. Tai, kaip matot, Jungas, kaip ir sakiau, skiria ekstravertus ir intravertus. Ekstravertai tai yra, intravertai tai jie tokie santykiai jų su aplinka, su žmonėmis, su objektais yra tokie abstraktus, pats objektas juos labai mažai domina. Čia nusileisiu jo, kad matyčiau. Tai jų dėmesys visą laiką nuolat krypsta į save, į subjektą, į savo psichinius procesus. Tai, pavyzdžiui, jeigu tau kažkas ten paskaita aiškina ir kažkas tave užkabino, tai tu jau žiūrėk, jau tu nieko negirdėjai, jau tu save ten analizuoji.
O ekstravertas tai jisai priešingai, jisai į objektą žiūri teigiamai, objekto reikšmingumą jis vertina todėl, kad savo subjektyviąją nuostatą nuolat orientuojasi į objektą ir pagal šią nuostatą jį vertina. Tai jam yra įdomus pasaulis, jam yra įdomus su žmonėm, jam patinka, jisai pailsi, kai būna su žmonėm, o būdamas namuose ilgiau, ten savaitę ar dvi, tai jam trūksta žmonių, jisai jaučiasi neramus toksai darosi, jau jam atrodo gyvenimas eina tuščiai galbūt. O intravertas, tai jisai su žmonėm būdamas, jisai pavargsta ir grįžęs namo, jisai nori kristi. Pavyzdžiui, paskaitą dėsto ekstravertas, jisai atsigauna, jisai grįžta namo entuziastingas, džiaugiasi, o intravertas dėsti paskaitą, ar ne, jisai grįžta namo ir jisai kristų pavargęs, pervargęs, nepasikrovęs, o išsekęs daugiau. Tai tokie didžiausi skirtumai. Atsiprašau, Rasa, ar tu matai, kad aš buvau pakėlus ranką, ar tu manęs nematai? Ne, aš nemačiau. Tu nematai. Buvau nusileidus jo. Ai, tai nesvarbu, šiaip tai gal aš matysiu, man atrodo. Bet tu nematysi, va, jeigu aš pakėliau, žinai. Aš norėjau paklausti. Tu gali man pasakyti. Gali grįžti atgal į aną skaidrę. tą pirmąją. Tai reiškia taip, aš dabar skaitau apie ekstravertus, ne, į objektą žiūri teigiamai, reikšmingumo objekto vertina todėl, kad savo subjektyvę nuostatą nuolat orientuoja į objektą ir pagal šią nuostatą jį vertina. Jisai subjektyviai savaip supranta pasaulį ir pagal save vertina, bet jam labai įdomus yra objektas. Matai, iš pradžių, kai perskaičiu, aš pagalvojau, kad jis tipo save supranta pagal objektą. Bet dabar, kai perskaičiu antrą kartą, ne taip. Bet jis ir save vertina pagal objektus, pavyzdžiui. Ne, tai va dėl to jiems taip reikalingi žmonės, nes jiems reikia kaip veidrodžio liktai, tai kitų žmonių, ne? Jo, nes čia vadam supratimui. Savivertė tada ir jų kyla, kai žmonės jį vertina teigiamai. Jų yra tų žmonių, jis gauna geras kažkokias, sakykime, vertinimus gerus ir tada jis jaučiasi dėl to ir gerai, dėl to jis pareina iš pabuvimo kažkokio įkvėptas, ne? O introvertas pareina išgręžtas. Gaunasi taip. Jo. Okay. Introvertas pats save vertina, jisai žino, kas jisai geras ar blogas ir taip toliau. Ir jam gaunasi tie kiti objektai kaip nereikalingi, kaip atspindžiai. Bet kodėl jis nuo to pavargsta, tai žinai, bus klausimas. Kodėl tada? Jam nereikia šito, gal kaip tokio nereikia. Realizacija vis tiek, žinai, kiekvienam žmogui išsakyti, bet ką jisai turi ir taip toliau, kiekvienam reikia turbūt. Nėra taip, kad atskiras nuo žmonių mes taip evoliuciškai nesidauginom šitaip atskirai urvuose. Jo, o Rasa, tu ekstravertėsi, skaitosi? Jo. Tu ekstravertė. Tau čia apie tos objektus čia taip ir yra, ne? Jo, čia visiškai taip. Gerai, viskas, aš paklausiu. Gerai. Tai kaip ir sakiau, kad tas tipas nėra jisai asmenybės tipas, nes asmenybę reiktų tirti daug nuodugniau ir žiūrėti, kokia jo gyvenimo istorija ir kokia jo aplinka ar žodžiu, kur jisai užaugo ir taip toliau. O informacinis metabolizmas pats tai yra mąstymo vertinimo mechanizmas. Tai yra mąstymas, jisai remiasi 4 žmogaus galvos smegenų struktūromis. Tai kiekviena struktūra yra atsakinga už sensoriką, intuiciją, etiką ir logiką. Nes šitom 4 šitais dalykais mes vertinam, priimam informaciją, save suvokiam per juos ir šitie visi 4 dalykai, jie skirtingai yra išsidėstę pas kiekvieną žmogų. Tai jie gali būti, žodžiu, kur aš čia dabar nubėgsiu biškį į priekį, jie gali būti objektyvūs ir subjektyvūs. Tai mąstymas ir logika, jie gali būti pas kiekvieną žmogų išsidėstę funkcijose. Yra 4 funkcijos ir kiekviena ta funkcija atlieka savo funkciją. Ir šitie 4
simboliai, ar ne? Jo, simboliai, jie išsidėsto įvairiai šitose funkcijose, bet variacijų gali būti tik 16. Nes objektyvi ir subjektyvi gali būti tik tai savęs suvokimas arba pasaulio suvokimas, subjektyvus, tai intravertas, ekstravertas, ar ne? Ir gali būti davimas aplinkai objektyvus arba subjektyvus ir reikalavimas iš aplinkos taip pat gali būti objektyvus ir subjektyvus. Tai čia ir atsiremia į tą intravertas, ekstravertas, kaip jisai viską jaučia subjektyviai ar objektyviai. Tai apie tai čia, kad kiekviena ta smegenų dalis yra atsakinga už tai. Ir pas mus kiekviena yra jinai skirtinga. Skirtingai veikia. Tai žodžiu, pradininkė yra Aušra Augustinavičiūtė, ar ne, jinai buvo psichologė, ekonomistė, Pedagoginio universiteto šeimos mokslo katedros dekanė ir socionikos informacijos apdorojimo teorijos ir asmenybės tipų pradininkė. Tai Rusijos gamtos mokslo akademija socioniką pripažino atradimu ir 95 metais Augustinavičiūtei įteikė diplomą bei Piotro Kapicos medalį. Nesidomėjau čia tuo medaliu, kas jisai, bet žodžiu, medalį gauti gerai, manau. Tai jos darbai susilaukė būrio pasiekėjų visoje tuometinėje Tarybų sąjungos teritorijoje. Ėmė kurti socionikos institutai, atliekantis įvairiausius įdomiausius eksperimentus, toliau besigilinantis į žmogų ir bendravimo santykius. Tai jinai sukūrė tą intertipinių santykių teoriją, kokie santykiai tarp tų tipų. Ir jie tikrai mano patirtim atitinka. Tai vat, kokias užduotis sprendžia socionikos mokslas, tai jisai, jeigu žmogus, pavyzdžiui, nesuvokia savo asmenybės bei savo temperamento, tai jis arba gyvena konflikte su savo socioniu tipu, pavyzdžiui, tėvai užaugina jį būti kažkokiu, kokis jisai turi būti ir jisai nežino, jaučia konfliktą ar ne su savim ir nežino, koks jis iš tiesų yra. Tai vat, žinoma, dar besikartojantis konfliktai su žmonėmis ir gyvenimas tik pagal savo socioninį tipą ir koncepcijas, konservatyvumas, užstrigimas, nenoras augti ir tobulėti, nes tai man neįdomu. Tai vat socionika, kai tu pamatai tuos dalykus, jinai praplečia tavo požiūrį, tu pamatai, kad ne tas žmogus blogas, bet tiesiog jis mąsto kitaip ir įmanoma mąstyti kitaip. Tai čia toks aiškus atradimas. Tai. Ir jeigu žmogus, pavyzdžiui, neranda savo vietos tarp žmonių, nes jis nežino, ko ieškoti, negali savo įvardinti ir pripažinti esminių savo poreikių, kurie daro jį laimingu. Tai skirtingi tipai ieško skirtingų dalykų ir kai sužinai, koks tavo tipas, tai pamatai, ko tau reikia iš tikrųjų. Tai man, pavyzdžiui, kai žinau savo tipą, tai man reikia darnos, vientisumo, tokio idėjinio, intuityvaus pajautimo, kad tvarka ir tokia harmonija visame kame. Ir jeigu to nėra, tai man toks nerimas, toks atrodo, aš ne savo vietoje, kas čia vyksta, kodėl man nėra taip gera, kodėl čia žmonės pykstasi, toks. Tai kiekvienas tas tipas, aišku, turi skirtingus pasaulius, kur jiem gera. Kitam reikia Excelio lentelių, kitam reikia estetikos, grožio, kitam reikia meilės, supratimo, kitam reikia kitų norus išpildyti. Tai žodžiu. Tai tie visi 16 tipų, jie gali būti ir cholerikai, melancholikai, flegmatikai ir sangvinikai. Tai ta tipologija ir parodo, kad ne tik sangvinikas toks, bet Žukovas, pavyzdžiui, ir Gabenas, jie abu sangvinikai, bet jie totaliai skiriasi. Jų santykiai yra gesinimo santykiai ir tai, kas vyksta pas Žukovą, tai Gabenui yra siaubas kažkoks. Tai Gabenas žiauriai sensorinis tipas, jisai subjektyviai sensorinis, jam turi būti patogu, komfortiška, jisai geriau pamiegos, jisai kavos puodelį atsikėlęs išgers, jisai toksai tingiausias turbūt
tipas, o Žukovas jisai turbūt efektyviausias, aktyviausias, toks karvedys, jam visą laiką trūksta kažką veikti. Tai vat, kai susitinka tokie tipai ir jie gyvena kartu, tai įvyksta tiesiog toks smūgis žemiau juostos. Tai čia mano ir vyro buvusio santykiai. Rasa, o tu Ką? gali pasakyti, va tie pavadinimai, jeigu gali grįžti tą, jie yra kaip kažkokių tai, nu, pagal vaidmenis kažkokius, iš kur va atėjo šitie yra, Jo, pagal ką yra jo. pavadinimai? Tai tie pavadinimai iš tikrųjų yra tų iškilių asmenybių tipai, tik tai jie, pavyzdžiui, Hugo, tai jisai entuziastas, Draizeris, tai jisai saugotojas, Napoleonas, tai šeimininkas, man atrodo, Don Kichotas, avantiūristas, Balzakas, psichologas, nu tokie. Jie daugiau yra ir kita tipologija. Aš dar turiu vat tokią knygą Socionikos. Jeigu čia aš matau, senes. Matais, jo. Tai jo, tai čia tie tipai vat ir vardijami kaip valdovas, kritikas, psichologas. Ai, tai dar ne tik tai saugotojas, šitie režisierius. kaip pavardės, bet dar yra toksai kaip Jo. būdo bruožas toks kažkoks išskiriamas. Jo. Ir jie skiriasi vat pagal šitus loginius, etinius, intuityvius arba sensorinius tipus. Tai jie vadinasi dar etinis sensorinis intravertas, pavyzdžiui, arba loginis intuityvus ekstravertas pagal tas funkcijas irgi vadinasi. Tai vat šitie tokie pavadinimai, tai Norvegijoje mokyklose vaikams testus daro ir irgi juos įvardina kaip loginis, sensorinis, ten intuityvus ar dar kažkoks. Tai čia atitikmenys irgi yra turbūt tie patys su ta tipologija ir temperamentais. Bet juos sugalvojo šitus Augustinavičiūtė pavadinimus, nes jinai, kaip ten sakė, pas Kazį Sają atėjo ir skundėsi, kad jo socionika nėra populiari. Tai sako, kodėl tu sako tokius sudėtingus pavadinimus, ten loginis, etinis, intravertas ar dar kažkoks. Sako, tu sugalvok tokius paprastus, Don Kichotas, Žukovas, sako, bus lengva atsiminti ir gal įtrauks labiau. Tai mum jie turbūt labiau lengviau įsimenami, gal taip, žodžiu. Štirlicas tai toks seklys, patikimas žmogus labai. Tai savitipas kiekvienas suvokia pagal tas 4 funkcijas, kaip ir minėjau. 1, 2 viršuj, 3 apačioj ir 4 viršuj. Tai vat 1 yra labai konservatyvi funkcija, jam tiesiog reikia to dalyko, tai jo kaip pamatas, kaip fundamentas, ir jeigu to nėra, tai jam kyla agresija netgi, jisai negali įsitvirtinti ten, kur yra. Tai tie reikia, pavyzdžiui, kiekvienam tipui gali būti skirtingi, kaip Štirlicui, pavyzdžiui, gerbti jų koncepcijas, arba Hamletui, pavyzdžiui, svarbu, kad jį mylėtų, kad visi mes šeima, mes broliai, toksai. Dostojevskiui, tai, pavyzdžiui, moralų žmonės, kad būtų etiška, čia neetiška, čia netinka. Kaip, pavyzdžiui, pas mus yra kareivė tokia mūsų grupėje, ar ne, tai vat ten labai toks aiškus etiškas tipas, kad viskas pagal hierarchiją, viskas pagal laipsnius turi būti išdėstyta, ir tada jinai jau jaučiasi tvirtai savo vėžiuose toksai. Tai jo, kitiem tipam gal reikia, kad jie būtų sugebantis, galintis, jeigu man reikėjo, pavyzdžiui, kai mano darbdavys buvo toksai, duodavo viską ir tu pati susitvarkyk, tau net nepaaiškint, taigi tu gali, taigi, o tu dar ir tu šito nemoki, ir dar šito nemoki, žiūrėk, tai ir man toksai, oh my god, toks sudreba atrodo pasaulis, kaip aš nemoku, aš viską moku, aš galiu, ir tu stengiasi ten lauži iš savęs, kad įrodytum, kad tu suprasi, kad tu mokėsi, kad tu gali. Tai va toks, jo, skirtingai.
Vieniem reikia sensorinių tokių dalykų, kaip sakiau, komforto, kitiem estetikos, kitiem, kad vidinis pasaulis jų būtų suprastas. Tai žodžiu, tas reikia konservatyvu, ta pirmoji funkcija, jinai yra kaip fundamentas. Be šito, tai čia ją pakeisti tą funkciją arba joje augti, arba nežinau, apsimesti, kad tau to nereikia, tai labai neefektyvu, manau, ir net nelabai įmanoma. Tai, žodžiu, sako, net nušvitę žmonės, jeigu Štirlicas, pavyzdžiui, nušvitęs, pas jį turi būti tvarka visur sudėliota, tai sako, nuėjo kažką žvakutę numetė ar ten pastūmė, jis toks susitvarkė, susiturėjo savį, bet vis tiek nuėjo, padėjo į vietą, nes tvarka turi būti pagal jį. Tai va toks neina praukti šitos funkcijos, manau. Ir reikia tiesiog sudaryti tokias sąlygas, aplinkybės, kad jaustumėsi gerai tame. Antra funkcija tai yra tavo kūryba, perteklius. Tai gal dar pabaigsiu, kad šitą reikia ir ta vieta, kur aš noriu gyventi, kokios aš ieškau, tos vietos, kur aš noriu būti, tas darbas, ta šeima, ta būtent šalis, tai yra tavo ketvirtoji funkcija. Toks pasaulis, kuriame aš noriu būti, jo net nejauti, nesuvoki savim, bet tu jauti kažkaip intuityviai, kad čia gerai. Tai viso šito tų dviejų funkcijų reikia iš šalies gauti. O kitas dvi funkcijas tu pateiki aplinkai, kad kaip tu save pateiki, kaip tu save parduodi galbūt netgi, nes tai kaip produkcija tavo smegenų. Ko tu turi pertekliaus, ar ne, pavyzdžiui, kūryba, tavo perteklius. Tai jeigu niekam neįdomi tavo kūryba, tai tu neturi tonuso, tu jauties nerealizuotas, toksai, tau nėra džiaugsmo turbūt. Taip. Nuo kūrybos, aišku, kyla ir savivertė, pasitikėjimas. Bet yra ir kiti dalykai, kurie tuos savivertę, pasitikėjimą irgi kelia. Pavyzdžiui, kokia čia gali būti savivertė? Žinios, pavyzdžiui. Tu žinai faktus ir žmogus, jeigu žino faktus, jam kažkur atėjo ir jisai žino, jam iš karto savivertė kyla. O kitam net nereikia tų faktų, jisai suprato, svarbiausia, kad suprato. Ir jisai sėdi, klauso tol, kol supras, arba analizuoja tol, kol jisai supras. Ir tada, kai supranta, jam iškart savivertė pakyla, ar ne? Vienas perskaito knygą, atsimena ten faktus tik tai iš tos knygos, o kitas net pavadinimo neatsimena arba autoriaus. Tai tokie skirtingi irgi dalykai, ko tau reikia, kad tavo savivertė ir pasitikėjimas savim irgi augtų. Tai tos 4 mūsų funkcijos ir yra pagrindas socionikos, apie ką visą tai, ta socionika. Tai kaip patenkinti tuos dominuojančius poreikius, tą kūrybinį potencialą savo atskleisti, tą savivertės mygtuką, kai tau paspaudžia, kai tu sako, nieko tu čia nesupranti, aš čia geriau žinau. Ir tau toks, atrodo, viskas, aš čia nieko nesuprantu ir mano savivertė maža labai krenta tiesiog. Ir kokia vieta tarp žmonių mums yra svarbi, ar ne? Tai kaip ir sakiau, kad yra objektyvios ir subjektyvios visos šitos funkcijos ir tos funkcijos susideda iš logikos, etikos, intuicijos ir sensorikos. Tai pas vienus tipus, pavyzdžiui, pirma funkcija yra sensorika, gali būti intuityvi arba objektyvi arba subjektyvi, ar ne? Kitam tipe svarbiausia yra ne sensorika, pavyzdžiui, etika, ar ne? Tai irgi subjektyvi mano, kaip aš pats suprantu tą etiką. Arba objektyvi, tai kad pasaulis atitiktų tuos visus standartus, o jau aš tai čia prisitaikysiu. Tai toks kiekvieno tipo yra skirtingi tie ženkliukai, simboliai išsidėstę visur. Logika, etika, intuicija ir sensorika. Tai yra tie tipai sensoriniai, loginiai, etiniai ir intuityvūs. Tai pagal tai irgi labai matosi.
Tai tiek gal apie tas funkcijas, o tas Augustinavičiūtės intertipinių santykių teorija, tai yra, kad visi tie tipai, kiekvienas turi savo dualus, turi, žodžiu, taip, tai turi toks skirtingos kvadros yra. Kaip šeimos kvadra, tai tokie santykiai, tokie tipai mūsų supa, pavyzdžiui, tai mums ten atsipalaidavimas, džiaugsmas, ramybė, poilsis ir tavo kūryba reikalinga tam žmogui ir jis tave užveda, aktyvuoja, kad kuo daugiau dar atskleistų tos kūrybos, žodžiu. Šeimos kvadrai yra geriausi santykiai, o paskui yra jaunesnių giminaičių, tai miražiniai, dalykiniai, socialinio priėmėjo, pavyzdžiui, yra žmogus, kuris visą laiką nori tavim rūpintis, jaučia tau kažką vat tokio, kad tau nori įtikti, tavim pasirūpinti, tu jam subjektyviai patinki. Bet tu turi taip pat tokį vyresniųjų giminaičių kvadroj, kur tu vis nori jam įtikti, tu vis nori vat, jam kažką gero padaryti, tu jauti, vat, kad tas žmogus toks fainas, atrodo, norisi vat, jam padėti. Tai yra kontroliuojančiojo, tai kai tu kažkokį žmogų gali kontroliuoti. Tu, vat, kaip sakiau, mano darbdavio buvo toksai kontroliuojantis, jisai buvo mane, tai būtų vyresniųjų giminaičių kvadro jisai, bet jisai labai daug išmokė mane. Aš labai tikrai gerai išmaniau savo darbą. Tai jeigu nori mokytis, tai kontroliuojantis labai geras tipas. Žodžiu, bet tu irgi esi vat, tas kontroliuojantis, kuris gali kažką kontroliuoti. Ir tau vis tas žmogus neįtinka, vat, vis per mažai jis atrodo daro. Kaip jis čia nesupranta, vat, kai toksai irgi yra. Tai žodžiu, ir yra patys tokie jau sunkiausi santykiai, galbūt reikalaujantis labiausiai gal sąmoningumo. Tai yra gesinimo, yra visiškos priešybės, superego, paralelinių intelektų ir konfliktiški tokie. Bet tai va, tai tokie tie santykiai. O ta teorija tai ir sako, kad yra 8 geri reliatyviai ir 8 tokie, kur labai sudėtingi santykiai, kai žmonės turėdami geriausius norus niekaip negali suprasti vienas kito poelgių ir jų priežasčių. Negali susitarti dėl įgyvendinimo metodo, nes net tų pačių tikslų neadekvačiai supranta ir išreikštas mintis ir veiksmus. Pavyzdžiui, dirbti su tokiu žmogum, kažką bendro daryti, tai mes remontus darėm su vyru, pamenu, tai tai buvo oi. Bet sąmoningumo abu turėjom pakankamai, išgyvenom 5 metus. Labai užaugina tokie santykiai. Sako, patys blogiausi santykiai, tai instrumentiniai socionikoj, kada tu jau pradedi naudotis tas visas žinias, tai jie tokie patys geriausi santykiai. Nes tu ten visą laiką išlieki budrus, išlieki sąmoningas ir tu tik truputį suklysi, atrodo, ir ten iš degtuko vežimas. Tai vat geri tie santykiai iš tikrųjų, kaip pagalvoju. Bet ilgainiui, jeigu tokiuose santykiuose tu užstringi ir būni ilgiau, tai jie tave labai smugdo, tau atrodo, kad vat, vis kažkas negerai, vis turi būti kažkoks kitoks toks. Sunku tada išbristi būna. Tai tiek apie tai. Ir tas Kalinausko šturvalas. Tai sako, kad nėra gerų ar blogų santykių, kad kiekvienas santykis mus moko sąmoningumo ir tapsmo suaugusiu. Tuo suaugusiu, pavyzdžiui, kaip Eriko Bernto yra transakcinė psichologija, kuri aiškina, kad yra scenarijai, pagal kuriuos mes veikiam. Tai gali būti vaiko, paauglio, suaugusio arba tėvo. Pavyzdžiui, kartais tu elgiesi vaikiškai, kartais tu elgiesi paauglišiškai, kai tu prieštarauji, toks, jo. Ir tuo suaugusiu tapti, tai kada tu suaugęs, tu tiesiog priimi tą žmogų toks, koks jisai yra, ne, ir matai, vat, tas adekvačiai tą situaciją, tu jos jau nebevertini, tu jo neperdarinėjai to žmogaus, tu tiesiog esi čia ir dabar. Tai sąmoningas tame.
kiekvienas santykis mus iškelia skirtingas pamokas, tai vieni santykiai gali būti, pavyzdžiui, tie vat gesinimo santykiai, kaip mano su vyru buvo, ar ne, tai čia gal per atvirai, bet žodžiu, tai aš buvau labai aktyvus tipas, man reikėjo viską daryti, o jisai tiesiog guli. Nu, čia tipiška turbūt, bet tikrai guli. Tai mane tas santykis mokino ilsėtis, pavyzdžiui. Paimti Išmokti pavyzdį ilsėtis. iš jo. Jo. Tai aš išmokau ilsėtis jo. Tai nepavyko jo pakelt. Ne. Teko tau išmokti ilsėtis, ne? Bet ką aš noriu pasakyti, kad mūsų santykiai dabar yra jie labai sąmoningi, faini, geri ir mes labai geri draugai, nes mums labai įdomu bendrauti kartu, nes mes visiškai skirtingi. Tai su tokiu žmogum tai bendrauji ir tu matai, kad kaip jis tą pasaulį mato, kaip taip įmanoma iš viso atrodo. Tai toks praturtinantis labai santykis buvo. Labai faini vaikai, tai abudu rūpinamės ir tai fainiai. Kiti santykiai, pavyzdžiui, mokina aktyviai realizuoti savo produkciją, tai kaip tie kontroliuojantis, ar ne, kada tu niekad neįtinki ir tu vis stengiasi, nors išmoksi dirbti tada. Tai jo, paskui gali priimti apmąstymo metą, pabėgti nuo nepriimtinų vertybių, įveikti baimės, pripažinti save ir apginti savo nuomonę. Kiti santykiai, pavyzdžiui, mokina kovoti, nugalėti, matyti realią situaciją, kooperuotis, priimti praktinius sprendimus ir taip toliau. Tai sprendžiant užduotis susijusias su sąmoningų santykių kūrimu ir savo poreikių tenkinimu, negalime pasitikėti vien tik savo jėgomis, nes atrodo tikrai miškas toks tarp tų žmonių atėjus, kaip čia juos visus suprast ir save. Socionika šitam labai padeda, tas jėgas stiprina, manau. Tai socionė kiekvienas tipas turi savo stipriasias pusės ir galime sakyti tikslinę paskirtį. Tai tankas, strategas, intrigantas, analitikas, teoretikas, meistras, globėjas, humanistas ir taip toliau. Sukūrimas tinkamos situacijos ir savęs apsupimas tinkamai žmonėmis mus veda prie sėkmingos realizacijos ir laimės jausmo išorėje. Bet tik atradus savo laimės resursą viduje, iš tikrųjų, mes galime sąmoningai priimti kiekvieną žmogų, kuris reiškiasi išorėje, nereikalaujant, nekeičiant, nesisavinant ir nekuriant beprasmių konfliktų. Tai ta socionika ir labai padeda pamatyti savo visus šitus dalykus, juos atskleisti, realizuoti ir tada tu tampi toks atjaučiantis, toks humaniškas, toks kitiems. Tau jau nebekyla noro net konfliktuoti kartais toks. Atrodo beprasmiška, tikrai nepakeisi to žmogaus. Tai aš tai taip tą socioniką kaip vaiko raidai, tai matau, nežinau, toks visiškas atrodo genialus dalykas, nes kai matau, kaip vaikai ypač kenčia nuo savo tėvų, galima sakyti taip, jie perdarinėja tos vaikus ar ne pagal save ir mano, pavyzdžiui, vaikai yra vienas yra ekstravertiškiausias iš ekstravertų, šitas Žukovas, o kitas yra intravertiškiausias iš intravertų. Ir jie dviese dabar su manim gyvena, tai yra toks kažkoks kaip diena ir naktis atrodo. Ir tas vienas yra labai jautrus vaikas, o kitas yra toksai karvedys, toksai karžygys, toks jam. Ir atrodo, tas jautrus ar ne nervas toks, kodėl tas vaikas toksai, kas jam negerai, kodėl jisai nepasilieka mokykloje, ar ne, ten tu turi su juo pabūt valandą pasėdėti, kad jisai pasijaustų saugus, toks atrodo, tu tam vaikui jau ieškotum kažkokių diagnozių gal kartais, bet kai tu perskaitai tą socioniką, supranti, kad tam Balzakui reikia bent vieno žmogaus, kuris jisai pasitiki, ir tu tampi tuo žmogumi, ir kai atsiskleidžia ir pradeda su tam šnekėti, viską pasakoti, ir toksai, atrodo, jisai visas linksmas, jisai eina su draugais, jisai turi tų draugų, toksai labai fainai. Man vien tik dėl vaikų, man atrodo, ta socionika labai vertas dalykas. Tai kai čia noriu, kad gal mėsi sutuoktiniai, kad vaikas, su kuriuo jie santykiai, tai pirmos santuokos hekslis, tai yra
super santykiai, jisai gyveno su manim, tai tikrai buvo sudėtingai, dabar jisai jau paaugliukas 12 metų, tai gyvena jisai su tėčiu jau 2 metus, visiškai kitoks vaikas, laimingas ir lengva jam su tėčiu, nes jo ir tėčio santykiai yra irgi labai geri, o mano su juo yra labai blogi tokie. Tai vat, kas geriau vaiko, ar su mama, ar su tėčiu iš tikrųjų. Tai ne tai sprendžia, man atrodo, o tai, kaip tas vaikas priimamas. Ir jeigu, aišku, gali būti ir blogi santykiai, tu gyveni su vaiku, bet jeigu tu žinai tos santykius, tai tu visiškai kitaip su juo elgiesi. Bet jo, mes atostogaujam visi 3 visą vasarą ir per visas atostogas kartu, tai jaučiasi, kada aš būnu dviese su šitais mažiukais ir jie mane visiškai supranta, atrodo, priimam ten vienas kitą, jau ten lengva ir paprasta, o kai atvažiuoja 3, tai jų santykiai irgi tie patys superego ir ten jų irgi santykiai prasti, tai toks santykių išderinamumas gaunasi, kur čia ta mano sąmoningumas dingsta, iššūkių tampa. Tai va, tai džiaugiuosi, kad Bet kaip radau įdomiai, tą Rasa, socialinį. Rasa, o tu tam vyresniajam savo pasakoji apie jį, Ne, dar. neskaitėt kartu, nes gal Ne, jam dar. reikėtų šitą sužinoti. Nu, nes Reikės, jisai- manau, jo, nes Nu. šiaip jisai, tai yra, jo tipas yra psichologas. Ir jisai toks psichologas, toks viskas flegmatikas psichologas, toks aiškintojas. Ir jisai man taip išdėsto, kad aš lieku apšalus, neturiu ką pasakyti. Tai va. Ir tuos brolius irgi jisai ištisai auklėja, toksai per sąmoningumą eina. Ir aš galvoju, iš kur pas tą vaiką tiek sąmoningumo. Tai va. Mhm. Tai jo, taip atsitinka kartais, kad ir esant socioniškai geriems tėvų santykiams su vaiku, tai kai šis yra labai griežtai auklėjamas ir verčiamas elgtis taip, kaip tėvams atrodo teisinga, bet prieštarauja paties vaiko pasaulėjui, tai gali netgi psichinė liga kokia nors išsivystyti, nes psichika turi prisitaikyti prie to, kas yra neigiamas individualumas, ar ne, ir jo tas visas buvimas savimi, tai jisai turi kažkaip gintis ir psichika kartais turi savų būdų. Taigi, tai kaltas iš tikrųjų ne tėvai, ne kažkas, bet kaltas būtent tas santykis, pernelyg griežtas, despotiškas auklėjimas, kai vaikas negali jaustis pačiu savimi. Norėdamas būti geru, forsuoja savo silpnasias, lengviausiai pažeidžiamas psichikos vietas. Ir kur jo labiausiai pažeidžiamos vietos, ten jisai forsuoja, ten jisai tampa toks, kartais atrodo neadekvatus, priepoliai kokią nors pykčio ar dar kažkas, ir tu nesupranti, kas tam vaikui negerai, ko jis čia dabar pyksta ar ne, bet tu galbūt minusą įspaudė jam būtent į ten, kur jam labiausiai skauda. Tai žinodamas tą vaiko psichikos struktūrą, socionikas gali patarti mamai ir tėčiui, kurių priemonių imtis, kad vaikas galėtų realizuoti, atrasti save, kaip elgtis pačiam su vaiku, ir visos šios priemonės visais atvejais duoda teigiamus rezultatus. Tai tiek. Čia tau, Raimonda, nuotrauka. Tavo O grupė. kaip čia išversti? Tu, jeigu lietuviškai, štai kas nesupranta angliškai. Gal tu gali išversti? Biggest asset, aš nežinau, ką reiškia asset. Aš irgi nežinau, bet man labai Iššūkis patiko. galbūt. Reiktų pasižiūrėti, tada, žinai. Gal kažkas gali, pakels ranką. Nes aš norvegų labiau negu anglų ir vokiečių. O aš jau ispanų geriau negu anglų. Šiaip tai sako turtas. Gal irgi, kad didžiausias turtas, ne, yra tai, kaip tavo protas, žodžiu, mindset. Kaip jį mindset irgi, kaip lietuviškai. Mąstysena. Mąstysena. Tavo turtas mąstysena tavo, ar ne? Nu, koks tavo protas mąstysena, kaip tu. Jo, viduj, kaip ten gyveni, ne? Paveiksliukas tai geras. Na, aš kažkaip net neskaičiau tų viršui. Aha. Tai jo. Tai kaip nustatyti tą socioninį tipą, tai jeigu norim nustatyti asmenybės tipą,
Tai reikia labai daug žinoti, ar ne, apie žmogaus istoriją, socialinio psichologinio pasaulio, kuriame jis formavosi struktūrą. O informacinio metabolizmo tipas tai yra tik suvokimo, kaip žmogus suvokia, kaip jis tą informaciją apdoroja ir kaip jisai pateikia į aplinką. Tai ne daugiau, bet ir ne mažiau, nes labai tai svarbu, pavyzdžiui. Tai nustatyti tipą stebint žmogaus elgesį nėra paprasta. Tai to tipo nustatymas yra menas ir kūryba, o paskui jau viskas pagal natas. Tai vat tą tipą nustatyti yra turbūt sunkiausias dalykas ir kada tu pagauni tą cinkelį, kaip nustatyti tą tipą, tada jau ta socionika tau tiesiog lentelės, aiškinimai, visur vat tie tokie tavo tipo paaiškinimai visur tik tai. O vat tas tipas, tai sunkiausia turbūt nustatyti jį. Yra tokių pas mus 100 mokinių, ar ne toj mokykloje mokosi, kai kurie dar tikrai nežino savo tipo ir metus jau nenustatinėja. Tai va tie ir kartais ir socionika atmestinai žiūri. Nes save stebėti turbūt yra sunkiausia, kitą tai pastebėti lengviau. Tai stebėjimas natūraliuose sąlygose, vat tau natūraliuose sąlygose, kaip tu elgiesi, kur tu jautiesi gerai, pasitikinti savim, va ten tu atsiskleidi pilnai. Tai tose natūraliuose sąlygose reikėtų stebėti save ir kokie tavo sprendimai priimami, kaip tavo bendravimo būdas koksai, ir aišku testai. Ir aš, pavyzdžiui, man labai padeda veido bruožai. Aš iš veido bruožų kažkaip jau, jeigu ten užkabini kažkokias arba tas, tai iš veido bruožų tada dar patikrini ir jau matai tada, kad tikrai tas. Nes yra toks specifinis veido bruožai tie. Jo. Tai va, nepristačiau šitos skaidrių viso, nereikėjo, išsisukau universitete, tai jum pristačiau. Ai, tai tau ten nepristatė, ne? Ne, nereikėjo. Asmenybės ten buvo jo. Tai kokių klausimų kilo, ane? Ar nieks neklausė? Dabar čia nebuvo, bet tai dabar tu jau nebeturi ką rodyti, ne? Jau parodėjai. Ne, jau viskas jau. Aš nelabai matau, kaip man čia. Bet nieko. Tu paspausk ant share ir tada bus stop share, man atrodo. Apačioj. Ant pačio to mygtuko, kai pradėjai, tai dabar tą patį, man atrodo, reikia įeiti. Ok. Ar nerandi? Tik share galiu vėl, ne share. Nes turėtų būti stop kažkur tai. O tu negali man atmesti, kad aš šerinčiau gal? Gal ir galiu. Pasirodo galiu. Gali, viską tu gali. Pasirodo galiu. Žukovo, mano tipo kūryba yra gali. Tipo, einu ir visiems žmonėms sakau, tu gali irgi, tu gali. O pati, ką aš galiu, tai nežinau, ne. O tai tu esi Žukovas pagal tą, ne? Jo. Gerai, tai kas, kokių klausimų turi? Galite įsijungti, ar pasidalinti, ar kažkas neaišku buvo, ar nori paklausti Rasos apie tuos tipus. Drąsiai junkitės, pabendraujam. Ką čia su tuo daryti galbūt dabar, ne? Aš čia galėčiau pasiūlyti. Tai gal, kad galit mane sekti Facebook'e arba priimčiau į draugus, aišku, mielai. Tai galit rašyti asmeniškai, kam įdomu, ir galbūt atsiųsiu kažkokį, nežinau, aš netgi galvojau, kad galėtume padaryti kokį nors kursą, kad žmogus pats nusistatytų, nes sako, jeigu atsiranda žmogus, kuris tau nustatinėja tuos tipus, ar ne, tai tu nepagauni to kabliuko ir tu negali tuo pasinaudoti, tu negali kitų žmonių nusistatyti savo, tada tu tampi priklausomas nuo to žmogus, kuris tau nustatinėja tuos tipus. O jeigu tu išmoksti tą pagauni pats, tai tada tau tampa tai kaip įrankis, kaip padeda labai. O Rasa, kai tu pasakoji, atrodo, žinai, tie teoriniai dalykai, kaip ir sudėtingi. Ir iš tikrųjų taip yra sudėtinga.
Iš pradžių. Jo, Nes žinai, iš pradžių abėcėlė, yra pavyzdžiui, sunku, ne, nu, tai, ispaniškai. mhm, Kaip mhm. abėcėlė jo. Tai tu turi, Kirilicą dar labiau gal. aha, tai tu turi tada vat, domėtis, skaityti, ne, ir ten analizuoti. Ir kai tu sakai, kad žmonės ten mokosi, nu jo, ten jie kitų dalykų mokosi, ne, toj mokykloje, ne vien tik šitai. Tai čia Ir tik tai, jeigu jie yra nenusistatę savo to tipo, tai tada reiškia, jie per mažai tam laiko skiria tiesiog. tiesiog jo per mažai laiko. Tikrai taip. Tam Mhm. reikia laiko, toksai kaip įgūdis gaunasi, ar ne? Kam Nes tu skiri? 16 tipo, ne, ir jie tarpusavį ten jų santykiai, ten labai, nu, daug gaunasi, daug sąsajų tada, ne? Ten jų ne 16, ten jau Bet ten kvadratu. 16 Šeš... santykių, ne, 16 santykių jo. Ne, nu, bet tai Kvadratu. tas su tuo, tas su tuo, tas nuo vieno jau eina 16. Ai, nu, tada nuo Ir kito viskas. dar, supranti? Aš net su tokia Tokia knyga. lentelė va, turiu. Ten irgi knygoje yra tokia lentelė. Aš ten pasidarau tokių lentelių, va, kokie Va, santykiai to. prašau. Nu, va. Tai kaip čia tame susigaudyti, žinai? Labai paprasta, tikrai nereiktų išsigąs galbūt tokią lentelę iš knygos, va, irgi. Mhm. Tiesiog koks tipas, ar net čia kaip zodiako ženklai turbūt irgi, kaip būna horoskopai. Nu, taip. Rimtai gal panašu, ten 12, čia 16. Nu. Nėra sudėtinga iš tikrųjų, kai tu jau pamatai vieną tipą ir tada tu matai jau ir kitus. O šiaip tai reikia skaityti tos aprašymus. Yra internetinis puslapis socionika.org, taip ir vadinasi, su K raidė lietuviška. Tai tam puslapyje yra tie aprašymai. Aš gal, jeigu pasišėrinčiau. Čia gali į čatą parašyti, man atrodo. Jeigu galbūt pasišėrinčiau dar ekranu, Mhm. gal parodyčiau, kaip ten pasinaudotų, nes Gerai, gali. sudėtingiau truputį Mhm. atrasti, kur ten parašyta kas. Mhm. Matot mano ekraną, jo? Taip. Man čia kažką dar išmetė, ko aš nematau per. Gal tiesiog reikia pasirinkti Google, reikia tik sako pasirinkite savo. Ai, nu tiksliai. Mhm. Jaudinas. Mhm. Nu, va, jau dabar čia gali ieškoti. Jeigu socionika, tai tada A. Ar S gale? Oi. Va. Mhm. Tai jo, tai čia tas pat puslapis yra. Ir čia vat paspaudus ant šito toks ne kaip mygtukas. Informacinio metabolizmo to tipo aprašymai. Ir tada vat yra Balzakas su nuotrauka, kaip jisai maždaug atrodo. Čia, pavyzdžiui, mūsų Arlauskienė ponė dėstytoja. Jo. Diuma, vat, ar ne, Don Kichotas, Dostojevskis, jie turi tokius specifinius bruožus galbūt. Čia gal vat į mane bus panašus jums kiek nors, ne? Sunku pasakyti. Jo, tai čia yra tie tipai, ar ne? Ir apie kiekvieną vat, gali pasiskaityti. Jisai vat, racionalus, sensorinis, loginis, ar ne? Ekstravertas. Ir kaip darbė, kokia apranga, tvarka, kaip jisai laiką orientuojasi, ko iš jo negalima reikalauti, kokie jo santykiai ir kokios apibendrinančios šiaip savybės, ar ne. Tai vat, jeigu kiekvieną tokį vat, paskaitai ir kartais skaitydamas tu galvoji, geras, čia kaip mano mama grinai. Toks vat. Ir paskui jau santykiai, va čia gali pasispausti ir matyti papildymo santykiai, tai ir matai, va tarp kokių tų tipų, kokie tie santykiai. Tai mano dualas, pavyzdžiui, yra Jeseninas, ar ne, tai va, jeigu aš atrandu, kaip elgesi koks Jeseninas, tai maždaug suprantu, kad geras, čia mano geriausias draugas, ar ne. Pasirodo, automatiškai irgi įvyksta tie santykiai. Tai va. Tai dar ir kartą nežinant gali... socionikos, jo. Nu, tu sakyk.
Kad, vat kaip aš pradėjau tos visus santykius gvildent, ar ne, tai man toks nustebimas buvo, kad geras mano geriausia draugė ir yra, vat mano dualas, va tas, su kuriuo man labiausiai aktyvuojas ir man įdomiausia dirbti kartu, va tas ir yra aktyvacijos santykis. Ir toks geras, aš neįtinku, va tam niekad ir yra jisai, va kontroliuojantis mane, nu tai geras. O kai jau sužinojau išsiskyrus, aišku, aš jau sužinojau, kad mano vyras, kad konfliktiniai tie santykiai visiškai ir gesinantis. Tai toks palengvėjimas atėjo geras, galbūt nereikia man stengtis čia dėl jo ir ieškoti, kas čia kaltas, kaip čia, kur aš čia klystu, kaip čia aš nesusitvarkau su to visu. Toks buvo irgi lengvumas. Žinios tai atneša tą tokį vat, lengvumą turbūt, žinojimas išlaisvina. Supratimas. O žiūrėk, tai jeigu yra konfliktiniai santykiai, ne, tarp dviejų, ne, tų tipų, tai bet vis tiek įmanoma, nu, juos kažkaip sutvarkyti, žinant, koks esi, ne, tai turi vieną žinoti ir kitą žinot. Ir tada jau jie pradeda jau taip viens kitą gerbti maždaug. Ir galbūt netgi mažinti tas kažkokias savybės, ten tarkim kontroliuojančio, ne, kad jau nereiktų jam taip daryti. Jo, kad va tas kontroliuojantis, jeigu tu esi kontroliuojantis ir tu neįtinki kažkaip, ta žmogus tau neįtinka, tai va tu turi tą tokią pamoką įmatyti jo tas gražias savybės, ką jisai dar turi, kur jisai geras, kur jisai, kaip jisai. O ne vien tik blogas, ne? Jo. Ne vien tik netinkantis. Mano draugė, pavyzdžiui, konfliktiški santykiai, mes susipažinom, kai tik atvažiavau į Norvegiją, mes iki dabar dar nebuvom susipykę. Bet mes vieną kitą labai per dantį traukiam tokie. Jėzu, galvoju, kaip, bet tyli, žinai, toksai, nutyli, tu jai. Ir paskui, kai labai susidomėjo tas Acionika, aš ten irgi visus tos padariau, tai labai džiaugiasi, sako, geras, man visą laiką labai rūpėjo, kaip yra ir nereikia, sako, manęs keisti, aš ir esu toks. Ir tame atranda vis tiek tą tokį priėmimą savęs, meilę savo. Labai su priėmimu, va čia tas labai skamba, žinai, priėmimas, reiškia, kad aš toks, o tu kitoks, tai tada jau mes jau galim kažkaip tai palikti viens kitą ramybėje, ne? Nes paprastai egoistiškai keičiam santykiuose. Taip. Nu tai ir tie patys tėvai irgi nori pakeisti savo vaikus, nežinodami, kokie jie yra. Ne? Taip. O tie tipai, jie skaitosi irgi kaip įgimti? Įgimti, tik tai įgimti. Ir jie nesikeičia per gyvenimą taip pat. Ne, nu, kažkiek varijuoja su sąmoningumu, ten tu pasakoji. Jo. Bet šiaip esmė lieka, taip? Jo. Tai esmė ir yra, kad mes esam skirtingi, ne, bet kaip mums sutarti su visais, kaip rasti tą balansą, nebūti tie kraštutiniai ir tie tokie konservatyvūs ar neužsidarę. Aš esu toks ir ne kitoks. Tie visi santykiai, tie visi tipai ir parodo, kad tu gali būti ne tik toks. Pažiūrėk, įmanoma būti ir toks, ir gerai būti ir tokiu, ir anokiu. Nėra taip kad tu gali būti visoks, ar ne? Tai kaip ir, nežinau, asmenybė mūsų, tai ne visokiagi. Aš nesu protas, aš esu tas, kas visą tai stebi. Nu čia dar toliau. Jeigu Acionika tada. Bet šitam labai svarbu, stebėjimas, yra netgi toks pratimas, aš netgi galiu parekomenduoti, kaip išjungti tą reagavimą, tą emocionavimą ir tiesiog stebėti situaciją. Tai kontempliacija vadinasi tas pratimas ir tu kontempliuoji, tiesiog bandai visą tai matyti be minčių, be proto. Tai 5 minutės užsimerki, nusistatyti gali žadintuvą ir tiesiog įsivaizduoji balta tuščia švytinti erdvė ir savo kartoji tą nuolat. Ir kokios mintys ateina, tu jas uždažai baltai ir tu nesigvildeni, nelendi į tą visą minčių chaosą, o tu stengiasi pamatyti, kad ta mintis atėjo ir ją tiesiog nuvėjai į šoną, ar ne? Tada atsimerki po tų 5 minučių, pasidedi kokį nors daiktą paprastą, kad jis tau nekeltų kažkokių didelių asociacijų, degtukų dėžutę kokią ar apelsiną. Ir spoksai, tiesiog spoksojimas, vėpsojimas vadinasi. Ir tu žiūri į tą daiktą ir tu vėlgi ateina tau visokios mintis, bet tas mintis neužsuki, tu jas atsiriboji nuo jų ir vėl ta balta tuščia švytinti erdvė ir daiktas.
stebiu daiktą baltoj tuščioj švytinčioj erdvėj. Ir sau tai kartoji nuolat ir neleidi va to mintim sau sukti. Ir paskui užsimerki ir užsimerkęs tu įsivaizduoji tą daiktą, matai, ir tą baltą tuščią švytinčią erdvę. Ir vėl neleidi to mintim ateiti. Tai va tas pratimas yra 15 minučių, bet jisai totaliai keičia. Jisai, aišku, kokius pirmus metus nesigaus, bet jį toliau darant, tai jisai tikrai stebuklus daro. Tu ateini, matai, kad konfliktas ir tu tam konflikte net nedalyvauji. Nors tu sakai žodžius, nors tu keli toną, nors tu vyksta viskas, bet tu vis tiek stebi iš šono. Tai toks gaunasi tikrai labai geras įrankis stebėti viską, nereaguoti. Va, klausimas yra, Brigita parašė. Jeigu tu matai klausimus irgi, įsijunk chatą. Ir tu matysi tada irgi. Kažkur dešiniai pusėje turėtų būti. Chat paspausti ir tada turėtų... Aha, matau. Matai? Aha, aš suprantu, kad aš nieko nesuprantu. Tai čia mokslas, kurį supratę žmonės apie tuos tipus galės nebesikreipti į santykių psichologus. Ne. Reikia kreiptis į santykių psichologus irgi. Žodžiu, šitas mokslas tai tikrai jisai palengvina, jisai tikrai tuos santykius sutvarko gal kokia 60% tų bereikalingų problemų, kurias mes sukeliam tiesiog iš nežinojimo. Bet, pavyzdžiui, aš turiu pažįstamą šeimoje porą, kuri gyvena jau 20 metų kartu ir nuo pat pradžios, prieš pat vestuves įvyko ten didžiausias konfliktas ir jie kiekvienus tuos metus ir vaikus jau turi, ir namus turi, ir visą kitą, bet jie konfliktuoja ištisai, jie skaudina save mažiausiais būdais, bet jie tiesiog negali nuo save vienas nuo kito atlipti. Ten jau ir patologijos prasideda, ir tie narcisizmai, ir visa kita, bet kenkimas vienas kitam tikrai akivaizdus, visoje giminėje matosi tai ar ne, bet žmonės tiesiog negali vienas nuo kito atlipti, nes jie yra dualai. O dualai tai yra tokia uždara sistema, kad ko žmogui reikia iš pasaulio, tą jis gauna iš dualo. O ką žmogus duoda pasauliui, to dualų jo reikia. Tai vat ir gaunas toks užsuktas ratas, jie net vaikų gali neturėti jiem. Jiem įdomu kartu. Jiem to užtenka. Va taip kiek keičiasi, kaip mainosi tuom. Taip. Bet kad jie gerai santykiuose turi ir sąmoningumą kažkokį turi, tai tikrai ne. Bet jiem nėra gerai. Nėra gerai visiškai. O jie žino apie tuos savo tipus? Žino. Nežinau. Ne, apie tipus nežinau. Aš jiems sakiau, kad jie vienas toks tipas, kitas toks, bet tik atskirai kiekvienam. Ir nesakiau, koks kitas tipas. Ir nesakiau, kad gal sakiau moteriai, kad dualai jau, kad jie tiesiog negali išsiskirti. Kai jis sakė, aš skiriuosi, viskas, aš jau skiriuosi, jau čia paskutinis lašas. 10 kartą. Oi, ne 10, gal 110. Aha. Sakau, ne, tu nesiskiri. Ir nesiskirsi, ne? O tai ką, daug pasmerkta, kaip čia yra? Ar tai, bet juk jie negerai jiems, ne? Reikia jiems pas psichologą. Aha. Vis dėlto. Nes kaip sudėtingi ryšiai, ne? Labai sudėtingi. Reikia ir kitas dalis. Patirtis, aplinkybės patirtis, jų sudėtinga galbūt vaikystės traumas tos visos, ar ne? Kodėlgi narcisistas užauga? Dėl togi, kad vaikystėje tos visos traumos. Ne patologinis čia toksai smegenų. Kūdikis iščiose ir taip toliau jau patiria tos neigiamus jausmus kažkokius. Kartais. Tu paeik į viršų, ten yra, pirmas komentaras yra Brigitos. Aha. Ar gali būti vienas pagrindinis, o keli nors kiek vis tiek išreikšti? Tai gali, nes tu vis tiek bendraudamas su kiekvienu tipu, tavo veikia veidrodiniai neuronai, ar ne? Ir mes mokomės iš žmonių, kurie mus supa, kokia tavo aplinka, tai toks turėsi tu. Tu negali būti daugiau, negu tave supanti aplinka. Tai vadinasi, mes perimam viską iš visų ir mes bandom būti kažkokie geri, nors iš tikrųjų ten, pavyzdžiui, aš esu konfliktiškas tipas ir nesu nei mielas, nei švelnus.
bet aš tą išmokau, nes aš turėjau šeimą, 5 vaikų ar ne, ir išmokau dalintis, išmokau palaikyti už, žodžiu, gyvenimas daug ko išmokė ir man atrodė, kad aš jau toks geras čia tipas ir taip toliau, ar ne, bet galvojau, čia ir vienas tipas, ir kitas, man atrodo, tikrai apie mane, juk, bet va tas įgimtas, kas tavo smegenis sužadina, kas jas vat, kažkaip veikia, tai tik tai vienas tas tipas yra įgimtas. Ir bet pats atsiskleidimas vat, žmogaus tai yra eiti ant tos savo tipologijos, kai tu tą tipą savo išgvildeni ir supranti, suteiki jam sąlygas reikštis, tai tu išpildai save tiesiog. Nes nu, vat, kiekvienas žmogus sėkmingas, jisai yra eina ant tos savo tipologijos. Jisai, pavyzdžiui, tavo Raimonda atvejais, tai man visiškai tipologijos va, tas išsirišimas toksai, kad sėkmingas sukūrė į visas tas funkcijas pliusus. Ir kai tu gauni pliusus, tu tiesiog tampi atsiribojęs nuo tų visų saviverčių, nuo tų visų poreikių, kad turėtų būti kažkokie kiti žmonės, kurie tau tuos duotų kažkokius trūkumus. Tai vat, jo, apie tai gal, jeigu atsakiau. Aha, sakė, ačiū, parašė Brigita. Aš dar noriu paklausti, tu savo, kai nusistatėjai, ar pas tave gyvenime daug kas pasikeitė, va tavo asmeniniam, pavyzdžiui, ar tu veiklą keitėjai, ar susimastėjai apie tai, ten gal darbą metėjai, ar nežinau, kokie buvo pokyčiai pas tave pačią? Jo, aš darbe man, kai aš sužinojau apie save, ar ne, kad aš esu aiškintojas, mokytojas toksai ir kad mano kūryba yra jaustis tokiu protingesniu už visus ir taip toliau, nu, čia jau ir žodžiu. Tai man tiesiog gyvenimas tokias aplinkybės net sukurdavo darbe, kur aš pradėjau toks, žinai, augti visame kame, tai davė man mokinę, ten skambina, klausia mano patarimų ten kažkokių ar ne, ir toks tu jautiesi, kad tu realizuoji save, nu, geras čia, vat, ir kai tu žinai, kad va to tau reikia, tai tu dar daugiau tame. Tu atkreipi dėmesį, ne? Atkreipi dėmesį, jo, ir tu kaifuot pradedi visame tame, bet aš darbą keičiau, tai galbūt labiausiai dėl šefo, nes pavargau tikrai, ir keičiau dėl to, kad pamačiau, kad nėra prasmės tame, nu, kad, vat, sakau, kiekvienas gali tai daryti. Ir kad manęs tai jau nebetenkina, ne tame aš noriu aiškinti. O tema turi būti kita, ne? Jo, ne pinigus kažkam uždirbinėti ir žodžiu, o žmonėm padėti kažkaip norisi. Va, tai tu, kai sužinojai, tai pas tave pasikeitė iš tikrųjų, tu pajutai tą pokytį, ne, savyje? Aš atsisakiau santykių, kurie man visiškai mane gesino. Tai čia ne tik tai, aš sužinojau apie socioniką, kai jau išsiskyriau. Bet, žodžiu, labai padėjo socionika man sutvarkyti santykius gal labiau. Matyti va, tų žmonių tas gerasias savybės, pamilti juos iš naujo. Nes kai tu jų nežinai, nematai, tai tau atrodo, kad tas žmogus toks yra, nu kodėl jis va toksai. O tu paskui supranti, nu čia tiesiog socioninis tipas, nu nebus jisai kitoks. Čia yra, jis tiesiog va toks. Čia ne apie jį, čia apie, čia, nu, žodžiu. Nu, ne apie jį, nu, kaip ir apie jį, tu sužinai apie jį ir tu priimi, vat vėl prieina prie to priėmimo, kad jisai toks. Ir jisai nesikeis. Tiesiog, jo, čia ne tavo draugas, va taip sako, čia va Dostojevskis, va jo čia smegenys, va taip veikia, vis va jo toks reikalavimas yra tau ir tiesiog, va, o jisai tai tave myli, jisai tai tavim rūpinasi, jisai tai tau nori kažką, žinai. Ir išsakyti labai lengva paskui darosi išsakyti, va tai, kad aš gerbiu tave ir taip toliau, tai žmogus atsigauna, tu matai, kad atsisakysi, jau pradeda žiburiukai. O jeigu dar trumpai apie va, tą, kaip nustatomas tas tipas yra. Tu minėjai, kad galima pačiam mokintis nusistatyti, bet šiaip, pavyzdžiui, tu nustatinėjai, ne, va, tu kai sužinojai, kaip nustatyti, tada tu jau matai, tu jau turi patirties ir matai kituose, ne?
Tai, pavyzdžiui, gerai, kaip jisai nustatinėjimas labai trumpai, jeigu va, taip, ta tokia Labai teorija. trumpai tai yra tos 4 funkcijos, ar ne? Mhm. Tai tu žinai, kiekvieną, gal čia matysis, bet turbūt, kad nelabai, kiekvienas žmogus, Kažkiek matosi, aha. jo, kad vat, kiekvienas tas tipas turi savo funkcijose specifinius dalykus. Ir pagal tas funkcijas tu matai, kad, pavyzdžiui, pirmos funkcijos Štirlicas ir Londonas turi tą pačią savybę. Reikia gerbti jų koncepcijas. Jie labai konceptualūs, tai konservatyvūs tipai. Gal aš nežinau, gal aš netai paklausiau. Pavyzdžiui, tu turi žmogų prieš save atėjo, kuris vat, nori nusistatyti. Kaip tu jam nustatysi tą tipą? Tu su juo šnekėsi, tu užduosi jam klausimus kažkokius. Jo, Tu ten turi savo metodikas, ne? Nu, ten tu savo turi, bet va, tu kalbėdama su juo nustatysi. jo, kalbėdama ir matydama visą. kaip jisai- Atsakymus, ne, jo išraiškas. Jo. Dar pasiklausinėjai labai apie jo gyvenimą, pavyzdžiui, kaip jisai gyveno, ką jisai veikia, kaip jisai, kokie santykiai, tas, žodžiu, kokį darbą dirba ar ne, kokie. Tai vat, tas, jo. Bet, sakau, yra tos funkcijos ir vat, kiekvienas tas tipas turi tas skirtingas funkcijas. Ir kai tu perskaitai tas funkcijas, jų čia nėra daug tikrai ir tu tikrai matai, vat, geras, mano mama vat, elgėsi va taip ir taip, o tas ir tas va taip ir taip. Ir tada po truputį tu atsijoji, atrenki pagal tas funkcijas. Tai savo tipą, tai tik pagal funkcijas aš suprasčiau, kad reiktų nustatyti. Nu, ten įdomiai buvo, bet vat, ir sudėtingai. Nu, ta prasme, nu, tas, ką tu rodėjai, Jo, čia iš karto paimti, suprasti, tai žinai, tau suprantama, o tas, kas atsėdo pirmą kartą žiūrėti, aš taip žiūriu, žinai, nu, matau, kad įdomiai, matau tas iš išorės, kas pas tai ateina, ką tu ten duodi, žinai, nu, tie visi taip, nu, taip įdomiai. Bet turbūt, kad reikia ten didesnio įsigilinimo į tai, kad tau jau dėliotųsi tie aiškumai. O dabar, Rasa, jeigu kažkas iš žmonių norės savo tipą sužinoti, gali tave kreiptis? taip. Nu, tai va, tai kas Mielai. Tai jūs į Rasą kreipkitės ir paskui matysi, koks yra sudomėjimas žmonių, ar tu padarysi tą kursą, ne? Bet kitiems, kurie irgi galėtų, nes matai, čia reikia. Jo, aš galvočiau, kad realiausia tai būtų padaryti tokį kaip 3 mėnesių kokiu vat, pravedimą tuo keliuku, kaip nusistatyti tą savo tipą. Nes kažkur maždaug tiek užtrunka, kad tu save pamatytum. Tai pagal ir kantrybės reikia, ne? Ir kantrybės. Nu, šiaip tai noro. Labiausiai tai yra noras, tas, kuris užsinori to, ne? Bet kartais būna. Vat dėl ko aš paklausiu, ar gali tave kreiptis, nes aš galvoju, žmogus gali nenorėti pats nustatyti, jam yra įdomu, ką tu pasakysi ir pasiskaityti apie save. Irgi galima taip. Nu, ir jam greičiau bus, ta prasme, ir... Jam tiesiog galbūt reikia tik žinių apie save, jam neįdomu gal kitas pasaulis, gal jis intravertas, pavyzdžiui. Nu, iš esmės, jo, nu taip gali būti, ne? Žmogus gali norėti tik apie save sužinoti, nes tai yra pats svarbiausias dalykas, tai apie save sužinoti, ne? Pirmiausia, nes mes negalim, kas iš to, kad mes apie kitus žinosim, pavyzdžiui, jeigu tu nežinai savęs, ne, tai prasmės nėra iš vis. Viskas prasideda. Nelabai matosi kiti, kol tu nepamatai savęs. Tame yra va tas toksai. Jo, ir gal tada susigaudi, žinai, tam, nu, va, 16 čia tokių, žinai, ten yra prašymuose parašyta kažkokie tai santykiai su kitais. Ne? Yra paminėta. Nu va, tos santykius pažiūrėt, kur tu rodai tą svetainę irgi. Ir aš galvoju, kad aš atsiųsčiau, jeigu žmonės susidomėtų, norėtų, aš atsiųsčiau kažkokį pasiūlymą, ar ne, ir aš susiųsčiau medžiagą ir kaip su jie dirbti, ir pavyzdžiui, gal susitikimą kokį nors ten kartą per mėnesį, arba kas 2 savaitės, arba įrašą kokį nors įrašyčiau, ką daryti su ta informacija, kurią vat ką tik gavot. Nesiųsčiau visko iš karto, ar ne, ir čia pasimetimas didžiausias, bet, vat, pavyzdžiui, tas 2 funkcijas atsiunčiu, ar ne, ir paaiškinu, kas, vat, kaip kiekvienam tipui, kaip reiškiasi tos funkcijos, ar ne, ir tu matai tada, vat, ir tu stebėk, vat, 2 savaitės šitas, vat, kelis tuos sakinius, ar ne, ar aš esu, vat, toksai ekstremaliuose situacijose, neturiu abejonių, esu toksai kryptingas, ar ne, ir toks veržlus, ir taip toliau. Gal ne, gal aš esu, vat, reikalauju iš pasaulio, kad jisai būtų suprantamas, tiesiog, vat, lengva. Tai tas toks.
Dar Brigita tavęs klausė, jeigu nori pasižiūrėti čiate. Aš galiu ir paskaityti, bet man, pavyzdžiui, Oi. patinka pačiai tai matyti, Aha, kas parašyta. Tai aš ir kitam tą siūlau. geriau neskubėti. Jeigu žmogus save Gali stebintis, aš nusistatyti. paskaitysiu klausimą gerai, jeigu žmogus Mhm. save stebintis, ar gali greičiau nusistatyti, ar geriau neskubėti. Jau stebintis yra save, reiškia. Taip, jeigu jisai save stebi, jis tikrai lengviau nusistatys, bet lėčiau ir neskubėti jam nepavyks, nes jisai jau nebematys kitaip, jau jis matys tą savo tipą. Jisai pradės stebėti, jau jisai pradės gyventi su tuo matymu. Tu negali pamiršti to, ką tu perskaitai, nes tai ta informacija labai tave asmeniškai paliečia. Jeigu tu tas tipas esi, tai tu tiesiog nepamiršti tiesiog. Nebegali atmatyti. Ne? Jo, ir jeigu tu suskubėjai ir iškart nusistatei, nu, tai ir keliauk tada ir matyk save, vat, visą gyvenimą turbūt jau. Ir realizuok save. Džiaugkis tom, koks esi. Jo. Nu tai ką, kas dar baigiamasis koksai, dar turi kokių minčių, Rasa, ar jau viską pasakėjai? Diana sako, ačiū už transliaciją. Oi. Ar dar turi ką pasakyti? Kad viską pasakiau jau. Ką norėjai šiai dienai pasakyti, ne? Jo, manau, kad taip. Aha, tai gerai, tai ačiū tie, kurie buvot prisijungę, kas klausėtės. Jo, ir lauksiu draugų. Taip, vat, Rasa lauks draugų. Kas susidomėjot, kam įdomu yra, tikrai kreipkitės. Man Rasa kaip papasakojo ir aš pati kreipiausi ir su dukra šnekėjo mano. Tai va dėl to taip ir viskas ir išsivystė į tą mūsų pokalbį šiandien. Nu, kad paskleisti informaciją, kad kam susidomės, kam. Jo, bet kartais, vat, kai nustatinėjai kitam žmogui tipą, tai tas žmogus vis tiek jisai turi, tu gali klysti, ar ne? Ir tas žmogus vis tiek turi save atpažinti. Tai taip. Jeigu jis neatpažįsta vis dar ir abejoja, kad jis ne tas, tai jis turi dar skaityti kitus tipus. Toliau, ieškoti toliau. Tol, kol jis matys, va čia aš. Kol jis pats pamatys jo, kad jisai toks. Tada įvyksta tas toksai know-how. Nes ten tie aprašymai yra tokie platus. Jie tikrai labai platus yra. O yra dar platesnių, žinok, po 3-4 lapus. Yra labai jau paskui, vat, kai tu jau perskaitai daug ir tu galvoji, ką dar įdomu jau man čia apie save, ar ne, ir tu gauni tokią rankovę. Man tai 4 lapai panašu, kaip, kiek aš girdėjau, astrologinės prognozės, tipo tokios. Jo, tai čia tokį panašiai jo gauni astrologinę. Panašiai, tik tai iš... Tik astrologija, tai jie tokie lėti dėsningumai, juos pastebėti yra tai labai galbūt abstraktu, ar ne, astrologija. O čia, tai tavo tas tipas reiškia tiesiog kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę. Kiekvienoje situacijoje tu matai tiesiog, kad yra taip ir ne kitaip. Gerai, tai ką, tada ačiū už labai įdomų rašo Nijolė, ačiū Rasa Raimonda. Nu, kaip fainai, pirmas kartas man pavyko. Taip. Blinas visai nesusivylęs, viskas labai gerai, viskas labai gražiai. Gerai, tai ačiū tada, prašom, ačiū tau už laiką, už naujas žinias. Ir tada žiūrėsim, gal dar susitiksim, matysim. Matysim, mes paleidžiam, va tu paleidi savo tas žinias ir matysi, kas tau sugrįš. Kažkas sugrįž tikrai. Oi, grįžta daug. Nu, tai va. Gerai, tai tada gerą vakarą visiems tada ir iki. Ir ačiū visiems klausysim, ne visus mačiau, bet ačiū. Ate, iki.